Filmuojant, svarbiausia yra netrukdyti erelių žuvininkų. Tai padaryti įmanoma tik vienu būdu – liekant visai nepastebėtam ir užlipti į filmavimui skirtą palapinę tamsoje. Tad jau 2 valandą nakties aš jau kelyje. Filmuojant naktį buvo naudojamas naktinis matymas. Mašiną palieku likus 1 kilometrui iki lizdo. Užsidedu kuprinę, kur yra kamera, fotoaparatas, keletas objektyvų, kompiuteris, stolas kamerai ir šiek tiek maisto sau. Visiškoje tamsoje nekantriai einu pirmą kartą į svečius pas erelius žuvininkus. Galbūt kyla klausimas, kodėl būtent naktį? Kodėl negalima užlipti dieną? Atsakymas gana paprastas. Erelių žuvininkų patelė niekada nepalieka lizdo ir saugoja ištisą parą. Tad norint neišbaidyti erelių ir stebėti natūralų gyvenimą, reikia į palapinę užlipti naktį. Palapinė skirta filmavimui įkelta į 27 metrų aukštį, panašiai kaip 9 aukštų namas. Užlipti šakomis neįmanomi, nes nėra šakų, tad teko naudoti alpinistinę įrangą bei virves. Kaip žinia, Labanoro regioninis parkas yra gana populiarus tarp turistų. Tad lipimui į medį skirtos virvės negalima palikti kybant palei žemę, nes koks grybautojas radęs virvę gali sumanyti išbandyti savo jėgas ir lipti į viršų. Tad visų pirma turiu užlipti į 10 metrų aukštį ir nuleisti virvę į apačią. Tuos 27 metrus lipti stengiuosi kuo tyliau, kad neišgąsdinčiau vietinių gyventojų, erelių šeimynos. Netrukus aš jau viršuje ir pasirengęs užsikelti ir kuprinę. Kilimas šiek tiek užtrunka, nes kuprinė, kurią turiu iškelti į 27 metrų aukštį, sveria apie 25 kg. Tiesa, gal nepaminėjau, palapinė skirta filmuoti erelių žuvininkus iškelta į gretimą pušį ir nuo lizdo nutolusi apie 20 metrų atstumu. Jau įsiropštus į palapinę, truputį palaukiu, kol prašvis. Iki aušros liko visai nedaug. Jau galima išjungti naktinį matymą ir pradėti ruoštis filmavimams. Gal ir neverta sakyti, kad filmavimo, fotografavimo aparatūra kainuoja ne kapeikas, todėl ir jo saugumu tenka rūpintis. Vos tik iš kuprinės išimamas daiktas, jis iškart pririšamas. Nedaug dievė ims ir nukris. Tokiu atveju nulipti ir susirinkti aparatūros likučius galėčiau tik sutemus. Jokiais būdais negalėčiau iš palapinės išlipti dieną ir trikdyti erelio žuvininko ramybės. Jeigu erelis mane pamatytų dieną, tokiu atveju jis gali net palikti lizdą.